mes ir kitiems broliams ir sesiukams paliekam vietos šitą ąžuolą aplankyti. Ir gilių paliekam mes tiek. Tai 2 gilės pasimsim. Jo? Taip. Tai puodelis plaukėdavo. Išsiemi puodelį, vidury kibiro plaukė, pasisėmi vandens, atsigeri, prisigeri kisotės ir lėki į lauką vėl vaikščioti. Lakstyti. O Loreta neduos meluoti. Viena iš pusės ir kuri lakstydavo čia kaimuose. Plaukėdavo. Aš jį mesdavau kartais. Nu, aš ir žiūriu. Dulkėtas kelias, juodų žirgų man gaila. Ir nieks negali suprast lietuvio meilės. Varom per dulkes. Rodykit. Nuslėdinėjau. Taip. Aš nebenoriu. Sesė sustojo ir pasakė, aš nebenoriu važiuoti, vadinasi, eisim kažkom į Panevėžį. Tai mes dabar ledus valgom čia su sesė. Skanuojame aškankarą. Labai? Milka. Milka vai. Tai įrodymas, kad čia milkas ledai. Skanus, bet negalim reklamuoti, nes pasakys, kad reklamuojam produkciją. O man galim. Pas mane yra kakaviniai ledai, kokių ir norėjau. Rimi firma. Tikro belgiško šokolado. Šalčiukus. Ir dar mes nusipirkom džinsus. Šalčiukus. Pavažinėti palei upytę. Mano biški šviesesnį gavos. Sesės, nežinau kokia čia vėliava. Bet žalia su raudonu. Zapeliukų vėliava. Pas mane tai Valentinaučių. Tai va dabar pavalgysim, išsiemam dviračius iš mašinos ir važiuosim į safari turą. Naujamiestis, Mazgaigalis, dabar tiksliau upytė, kurioje esame. Naujamiestis, Mazgaigalis. Mes esam prie upytės kapinių. Ką manai apie tos, kurie dulkina kelią? Aš manau, kad smėlio tokia gera sauja į akis. Tai žinos, kaip malonu yra, kai jie pralekia ir sukelia tokias dulkes. Va jie tada žinos. Ačiū už jūsų nuomonės išreiškimą. Tai čia buvo... Dabar atiduosiu dviratį už tai, kad tau interviu daviau. Tai čia buvo mano sesės interviu. Nuomonė apie pravažiuojančius pro šalį visų greičių BMW ir visokių Audžių silkių ir nesilkių turėtojus, kurie šito nuostabiu kratančiu... Aš nebenoriu važiuoti. Sesė sustojo ir pasakė, aš nebenoriu važiuoti, vadinasi, eisim kažkom į Panevėžį. Mes esame iš tikrųjų pasipiktinę lietuviškų vairuotojų vairavimų žvyrkeliuose. Jie kelia daug žvyrkelio dulkių. Vien tik todėl, kad tai yra žvyrkeliai. Mes pageidavome važinėti asfaltu, tačiau čia šita. Kada tai buvo? Mazgaigalio ąžuolo gilėse. Grožis, tikras ąžuolas, nors ir plonokas. Dar žiogai girdisi, sirpia. Važiavus šįkart su dviračiais, blogas kelias. tą vakarą labai pasivėlinome, todėl po 2 dienų pakartojame savo žygį, tačiau jau dienos metu. Čia sakiau
šitam nelemtam diržui. Tai va, kur važiuoja, mes susisiku, nežino nieks su nieks. Bolis susisiku šiandien važiuoja į Mazgaigalį. Mazgaigalį ir geriame mineralinį. Ir kaip užpaitis, kuriais metais buvome čia sustoję ir gerime. Lygiai tarp tų tunelių važiuojant nuo Panevėžio. Kokio keliu mes važiuojam? Klaipėdos keliu ar Šiaulių keliu važiuojant nuo Panevėžio. Tarp dviejų tunelių, vienas dviračio takelio tunelis ir kitas tunelis. Mašinų takelio tunelis, kurios per virš važiuoja, mes neužilgo to takeliu važiuosim. Kelauk burną, plepiau. Gerim va tokį nuostabų vandenį. Jisai yra mineralinis koks? Vytautas. Vytautas, o čia ir mano sesiuks. Jisai šiandien švenčia gimtadienį. Jėj! 26 metų! Jėj! Taip. 20. 23. Ne. Pasveikinkim mano sesiuką! Kiek? 22 metai. 20 gerai, 20. 3. 15. 5. 18. 26 metai. Valiau, 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 valiau. Pakelkime Vytauto taurės mineralinio be alkoholinio, nereklamą, paprasčiausiai. Iš linksmumo dainuoju sesiukui. Valiau, 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 valiau. Opera dainininkas. Pabučiuosiu sesiuką. Važiuoju. Tai dabar, begerdami mineralinį Vytautą, ištrauktą iš mano sesiuko kuprinikės, išgirdome sesiuko pasakojimą, iš kur jie nėra tik tai gėrusi. Aš žiūriu ten vat į tą upę ir man kažkaip tai susiasocijavo šuoja mūsų. Mazgaigalyje šuoja buvo tokiam. Nu, ir geriu aš tą mineralinį Vytautą ir taip toks jausmas, kad geriu iš šuojos. Jo, jis yra sušilęs toksai. Mineralinis tas Vytautas. Ir tai va žiūriu aš šitą vandenį ir prisiminiau šuoją. Taigi šuoja į tai, ką visi pusbrolių geldelės tokias rankėjom iš dugno. Ir aišku, aš čia pakėrus to vandens pamurktelėjus biškį. Nu, fainai buvo. Ir tas vanduo grinai toks pat, va žiūriu aš šitą vandenį, dugnas toks pat rūdas. Ir ten tas vanduo ir skonio tokio pačio buvo. O dabar Audrius manęs klausė, sako, tu iš šuojos vandens esu gėrus? Aišku, esu gėrusi, kaip ne. Varom. Įvarom. Tai va, dabar Berčiūnuose sustojom prie parduotuvės ir pamatėm kavos aparatą. Pasistatėm dviračius ir sakom, nu reikia Loretos gimtadienio progą kavos išgerti. Brolis mane išnaudoja. Pamatė Maksimą, saldainį noriu, dabar pamatė šitą aparatą, kavos noriu. Tai šiandien visą dieną jį turi vaišinti savo gimtadienio progą. Nieko, aš tikriausiai važiuosiu pas jį gimtadienį ir užsimanysiu viską. Lašišos, ikrų raudonųjų, juodųjų ikrų. Nu, žodžiu, visko. Gerai, tiek to. Tarpu kavą, broliai. Labai karšta diena šiandien. Daugiau cukraus. 220 ml, 100 ml, 250, 300 ml yra. Latės kava 300 ml. Kokį tu nori? Aš norėčiau kapučino 300 ml. Tai gerai, spaus kapučiną. Daugiau cukraus. Na. Tap klubo noriu ir niekokis kava pigiau. Čia tik vieną rutuliuką duoda. Gerai, užteks. Šviežiai maltas pupelės. Toks aparatas čia užsiimti. Meta, sesiuks kavą meta. Pinigus meta. Kapučino, taip. Va. Sugar. No. O va čia yra, pasiimti galima pagaliukų, galima dangtelių. Ir labai gražiai lavazą paizgerti. 0,8 € klubo nariams.
Taigi klubo nariai, už 80 pensijų geria kavą. Va, sesė jau pasuko, aš ją pasivys ir važiuosim per Gustonis ir važiuojam į Mazgaigalį. Pieno? Tai dabar esame Gustonystė ir važiuojam į parduotuvę, kurią aplankom kas metai. Ane? Aha. Per sesiuką gimtadienį važiuojam pirkti arba pieno, arba bambonkių, kaip senelis nupirkdavo, tipo tokių žąsies kaujelių kokių. Nu, gimtadienio proga valgyčiau biškį kelias. Tai mes jau nusipirkom paukščių pieno. Va. Mes dabar esam toj parduotuvėj. Tai dabar sėdim prie Gustonių parduotuvėlės, ruošiamės į ją įeiti. Štai jinai. Įtarp kitko, čia yra renovuota nuo senų laikų, kai mes 80 metais kaime pas senelį gyvendavom. Ir ruošiamės į ją įeiti. Kadangi šiandien sesės gimtadienis, sesė atsakinėja visokias žinutės ir sveikinimus. Tai dabar užsiėmimai yra, tai aš laukiu ramiai. Nors ir suprakaitavęs. Ramiai. Sako ramiai. Ramiai. Nu, tai rašai, visokiam ir visokiam trūkiam. 27 laipsniai šilumos ir mes Gustonys. Krautuvėliai, prie krautuvėlės. Skelbimų lenta sena, tujų pasodinta. Dėlėtė. Ten žaliukas pasodintas. Kažkas atvažiavęs su mašina vidui turbūt. Mes tu važiuosim ten ir suksim dešinę link Naurado akmens. Pagalvojom, kaip laikyti, kad bambonkius pėstinti parduotuvėj. Juokauju. Dar liko 20 sekundžių. Bet dabar iš tikrųjų sėdim, norim kai ką pafilmuoti, bet nenorim galbūt užspeisti nusikaltimo vietą. Padavėją norim filmuoti. Būsų seną pažįstamą. Nu gal einam. Nieko? O kodėl? Birthday cake. Gimtadienio pyragas. Biscuit sugar sprinkles. Šviežiai iškeptas cukrinis avinis kūris. Fainėlis. Tai tavo koks toks pat? Tavo biškį kitoks. Kitoks biškį? Nu, gali būti. Galima. Loja čia, a jūs ten tyliai būkit, pas jūs neinam į nelokit ant mūsų. Ramiai. Nelokit. Ramiai. Ramiai. Esi mano šūdas į tylą. Čia nereikėjo to ištrinkti. Ištrinsim šitą. Toks kelias gal? Mes važiavom iš tos pusės faktiškai. Tai yra. Sesė irgi eina. Jau eina. Vėl tas pačiausias. Nu ir kaip įspūdžiai. Pardavėjas, neradom dalios, pirmadienis. Parduotuvės vedėja pasirodo. Dvi kitos buvo, bet jos ten sako. Dar taip susirūpino, galvojo, kad mes vėl ką nors norim negero pasakyti, kad ieškom pakalbinti. Aš kaip pasakiau, kad pakalbinti reikia. Pastebėjau, kad kaime įsitempia žmonės, vat pavyzdžiui, pardavėja vieną parduotuvę kalbindavom dalį. Ir kas nors šiaip kalba normaliai. Jeigu kas nors atėjo iš vietinių gyventojų, tuoj matos įtampa, įsitempia žmogus, nenori lyžti nuo daikto. Nu, kažko pasakyti to, ko nereikėtų pasakyti jos nuomonę. Tuo labiau tokiems kartą pasirodantiems šiuose vietovėse, kai mes sakyk. O mes pradedam privažiuoti, po biškį privažiuojam jau. Vat iš tos pusės Nauradai, mes per tą pusę grįšim. Čia vat tas kaimo kryžius. Tiesiai važiuosim į Mazgaigalį. O čia Naujamiestis. Į tą pusę 5 kilometrai. O važiuojamės iš galinės stotelės ir pasivadina Gustonis. Tarpinės stotelės tiksliau. Na, tai važiavam kryžkelę. Senas lauko kryžius stovi. Mes važiuojam toliau.
Tai dabar sustojom šitoj kaimo tyloj ir nutarėm, kad nuvažiuosim iki senelių buvusio namo vietos, prie ąžuolo nepertoliausiai, ir suvalgysim po vieną, tik tais po vieną sumuštinį. Nors turim nusipirkę kulto gėrimą Gustonių parduotuvėj ir turime vandens, paukščių pieno saldainių turim ir liurlinką dėžę didelę. Sulčių turim dar, va, teisingai. Sesė žiūri savo išmanųjį laikrodį, žiūri kiek laiko, ar kiek nuvažiavam. 3 valandas jau važiuojam. 3 valandas. Važiuojam. 3 valandas mes jau važiuojam. 3 valandas. Ką tik apsikeitėm dviračiais, dabar aš važiuoju su šituo nuostabiu dviračiu. Dabar čia toks pušinėlis. O čia į smėlį važiuosim, vėl sustosim. Čia tiek, kad... Neįmanoma važiuoti po tą smėlį. Todėl, kad kapeliai. Visai neįmanoma. Neįmanoma, smėlis grynas. Grynas. Ir tikrai užbuksuosim. Nes ant tų kapelių kalnelio kažkodėl smėlis. Visą laiką. O tu žinojai, kad kapai visą laiką būdavo parenkami ten, kur kalnelis ir ten, kur smėlis? Va tokia kapinių tvarelė. Seniau žalia būdavo, dabar jau nuėjo per keliasdešimt metų. Kalbėdavo, kad čia metalisto gamykloje tokia tvarelė padaryti iš kažkokių atliekų. Tarybiniais laikais nebūdavo medžiagų, tai kaimelio kapinaitėms suėjo. Namus čelepiukais vadindavom, todėl kad tenais motina čelepiukai. Čelepiukienė gal kokia čelepienė? Čelepienė gyvendavo ir būdavo 2 dukteris čelepiukės. Keistos tokios. O Karsonas skrenda, matau. Kur? Na. Karsonas? Karsonas, kas daugiau žiūrėjo. Vienvietė motorinė skraidymo priemonė. Su mygtuku. Gadina visą čia tylą. Šalia čelepiukų gyvendavo Augustai, kitoj pusėje gatvės kaimo. Turėjo gandralizdį, nes šalia Augustų gandralizdis buvo medyje aukštame, kurio dabar nebėra, kurio kelis metus kamienas išdegęs gulėjo, bet dabar ir to kamieno iš čia nebematau. Vat. Nu, ten, kaip jau sakiau, į Naujamiestį kelias. Čia tie medžiai visą laiką tokio pat dydžio. Man jie tokie didelė atrodo ir taip toli. Iš tikrųjų galime per lauką nueiti prie jų. Nu, čia vat. O tenais matosi iš čia Gustonių trašas kažkokias gaminamos visą laiką būdavo. Už jų iškart sustojimas. Tai čia matom dabar naujas, vat matos krūmose senos tos bačkos. Ten už jų posūkis ir mes išlypę iš autobuso. Eidavom, sakydom, kad kokius 3-2 kilometrus iki senelių namo, kuris iš pradžių buvo raudonas, lygsėjo, paskui nudažė mėlynai, mėlynuodavo, išsiskirdavo iš visų, iš tolo pamatai. Žydrą stogą pamatai jau. O aš mažas gerdavau iš šulinio ir galvodavau, kodėl šulinio vanduo, nu toksai neturi tokio skonio. Bet galvodavau, kodėl man vandenviekio vanduo Panevėžy toks skanus, o čia toksai keistas, beskonis. Nu, sakydavau, čia šulinio vanduo vadinasi. Todėl. Bet tas vanduo labai būdavo skanus, kai karštyje prisilakstęs basikom, sakykim, įlėki į trobą. Kitą kartą mūsų ištraukė, jau atsigeri. 100 kartų. Puodelis būdavo įmerktas į kibirą su vandeniu. Į vandens nėra tokio, jei per šaltas, tai palaukia, jeigu jau per šiltas, nebenori tokio gerti, nes skonio iš tikrųjų kažkoks beskonio būdavo šulinio vanduo. Labai geras vanduo būdavo. Gali būti. Dėl to ir būdavo geras, kad beskonio. Jo. Taip. Tai puodelis plaukėdavo, išsiemi puodelį, vidury kibiro plaukė, pasisėmi vandens, atsigeri, prisigeri kisotės ir lėki į lauką vėl lakstyti. Gal Loreta neduos meluoti. Viena iš pusės ir kuri laksydavo čia kaimuose. Plaukėdavo. Aš jį mesdavau kartais. Nu, aš ir žiūriu, prisimesdavo. Plaukėdavo puodelis. Stovėdavo ant zuslanėlio šalia kibiro. Zuslanėlis, tai žinokit, yra... Zuslanėlis. Išeidavom ant orą. A zuslanėlis, tai žinokit, tai čia į lauką. Soliukas. Zuslanėlis, soliukas. Ant to zuslanėlio stovėdavo toks... Separatorius.
kibirą su vandeniu. Ir rundeliukas būdavo rundelis. Vandens tūrio laikytojas su rankena toks. O puodelis neplaukėdavo, nes nebent tu ten įmesdavai. Įmesdavau ir aš įmesdavau. Tai realiai pažaisdavo nebent. Nežinau, aš neatkreipdavau dėmesio, kad plaukėti. Visada stovėdavo šalia. Ir aš visada padėdavau ten, kur būdavo. Kur paėmiau. Mes labai geri ir tvarkingi būdavom. Labai. Labai. Ypač šitas bitkininkas. Nu, berniukai tam ir yra, kad berniukai vieną raidę pakeitė ir jie tampa velniukai, sakykime. Berniukai, velniukai. Koks skirtumas? Mes palakstyti mėgėjai būdavom. Aš vienas berniukas turėjau 2 pusseserės. Gerai, kad jos nesesės. Jos sesės būtų šiek tiek už mane vyresnis ir dar seniau jei būčiau gyvenęs, tai man būtų tekę nešioti šauktinius jų rūbus. O kai sesės reiktų sijonus nešioti, tai man tokia mintis nepatinka. Tai reiškia, tu būtum buvęs škotas. Loreta nutarė įsiklausyti į tylą. Tyliai būnant. Kitas skraido tyliai tos reaktyvinės. Apie 6 pusės virš sesės galvos. Yra toks posakis. Mūfų не подвигня. Ну, mūfų не разведешь. Neapvyniosi. Neapvyniosi. Neapgausi. Musės neapgausi. Jagus. Šešias musės, jeigu skraido, tai jau kažkas su manim negerai. Bet tai nereiškia, kad tas kelnes pristumėm. Ne. Nu, gal ir reiškia, ką čia žinosi. Gal nejaučiu. Bandau susikaupti. Bandžiau papasakot, ką primena ta tyla. Tai būdavo lygiai taip pat šilta kaip dabar. Įeini į gryčią. Durys taip atsidaro. Prieky stalas. Sofa. Kairėje pusėje sofa. Langas su ranka užtrauktas. Dešinėje pusėje ruda bobutės spinta. Už jos bobutės lova. Ir taip įeini tylu. Ir taip tylu ir jausmas toks, kad nėra nieko, tuščia galvoj kaip ir gryčiai. Nėra nei ką veikti, nėra jokių rūpesčių, nėra jokios nerimo jokio, nieko nėra, tuščia, gera. Sugrįžo tas pats jausmas. A taip. Meditavau. Bebendraujant su Loreta pastebėjau kuolą. Tas kuolas tikrai likęs iš senelių laikų. Jis žymi sklypo ribą. Jis labai senas, matos. Ir tikrai liko nugriovus namą. Štai toks atkoliukas. Ten akmuo taip pat žymėjo kažkokią tai ribą. Krūmelio aišku nebuvo. Kažkur tai gali būti tas akmuo iš tikrųjų. Kapelį.
Tikrai čia buvo riba sklypo. Į tą pusę būdavo tik mažas langiukas iš kamaros. O aš dabar sesės gimtadienio proga sudainuosiu pirmas posmas. Vėl gegužio žiedai išpuošė pievas ir klonius, ir laukus, ir miškus, ir sodybas senas. Gimtas sodžiau, kodėl aš tavęs taip ilgiuosi, ir kodėl aš tave taip myliu. Ten palaukė beržų ir pastygas smuikelio iš lėto, jo akordų giesmė, kaip senolių graudi aimana. Gimto kaimo lyg draugo man aš irgi numylėto, neužmiršiu aš jo niekada. Tas kelias, ir seniau ypač pėdom plikom, kai stengdavai pereit per kelią. Tas paaukštinimas jausmas. Mes dabar pastebėjome aguon. Sesė pastebėjo. Kurios irgi veislė tai ta pati, kaip iš senelio ir babutės laikų. Jos jau peraugė šiek tiek, bet šita pati laukinė aguona. Laukinė aguona. Vabalas slepiasi nuo viso pasaulio. Čia aguonėlė. Čia vat gėlytės, ramunėlės visokios. Čia pieva, kur karvės senelis su babutė vesdavo, ganydavo. Kur Germanas ganydavo. Germanas šuoja už krūmų. Bet čia karvės. Prisimenu, kaip toje vietoje karvės melžė. Kažkodėl tai prisimenu. Avelas. Avelas būdavo. Nu. Tai va, ir vaikšto. Dar patirbant tai buvo. Įrenkite tą šulinį iškasti. Kapčių padaryti. Eina savo, kiek daug darbo. Tada šieno privežti. Gėlytės laukia pasėti. Vaiskrūmus pasodinti. Kaip tai paima žmonės, taip ir sulygina viską. Nu ša. Tas namas galėjo dar iki šiol stovėti. Žinoma galėjo. Šulinys iškastas, kodėl jį užversti, užvaryti, viską uždrapakuoti. Nu, vietos neuždrapakuosi ir mum neužginsi. Kas metais atvažiuoti su dviračiais, prisiminti tonos laikus, pasimėgauti laukų ramybę, vietos ramybę, pajusti tyrą vėjo dvelksmą. Šiandien yra, bet dažniausiai nuo tų medžių pagal mano įsivaizdavimą dvelgdavo vėjelis. Nuo tų medžių. Tie medžiai linguodavo, dėl to susidarydavo vėjas. Jėgus, tiesiog. Nuo ko medžiai juda? Nuo vėjo? Ne, vėjas, vėjas dėl ko pučia? Todėl, kad tie medžiai lingavo. Taip, vėjas pučia. Todėl pučia vėjas. Vien tik todėl, kad medžiai linguoja ir, suprantate, pabandykit svarkiai pamasuoti savo prieš nosį. Iškart pradės vėjas pučia. Jo, vėjas pučia. Čia medžiai linguoja. Gisločiai. Žinau, kad ir mieste būdavo, bet čionais būdavo ypatingi visą laiką. Tai dabar nusukėm ne į kairę, o į dešinę ir vat šuoja pažymėta. Su sesė važiuojam. Ir per šuoją upelį, per šuojas upę tiltas. Tai vat aš prie to tilto buvau tik su savo turistų armijos atvažiavęs pastovėti čia. Ir net važiavau į kitą pusę tilto, ten iki parduotuvės nuvažiavau. Bet jau tokia užakus ta šuoja čia yra. Žiūrėkit, kokie čia maurynai. Matos sėslus vanduo.
Bet čia gali būti, ko gali. Lydžių kokių nors būt gali. Mat. Ir čia jis asfalto tiek ir yra. Iki to tilto 10 metrų ir už tilto irgi 10 metrų. O toliau vėl žvirtakis. Ir kas čia dabar? Būčių ąžuolas. 0,5 km. Maž nepažiūrėt. Pusę kilometrą. Būčių ąžuolas. Kuo jis toks ypatingas? Tai dabar mes važiuojam Būčių ąžuolo pasižiūrėti. Tai nežinom, kur čia dabar važiuosim, kur čia neatsimenu, kad būčiau buvęs. Bet tai va, toks kraštovaizdis. Atgriuvęs kažkoks pastatas, tualetas be durų. Čia turbūt kur Petras kakojo ir sakė, ką čia vogti, kam tos durys. Čia paleišuoja ir kažkokios tai gyvenvietės. O pravažiuojam ūkinį pastatą molinį, pamatas akmeninis. Tai nežinau, ar būsim aplokę, ar... Žiūrėk, čia kokie ąžuolai, ar nežinau, bet medžiai kokie čia. Tai va dabar į kalnelį kilom. Pusę kilometro nuo kelio, nuo to plytelio turėtų būti jau tas Būčių ąžuolas. Jis pažymėtas netgi specialiu ženklu, rudame fone, kaip koksai gamtos paminklas. Čia mes dabar važiuojam tokiu kaimu. Labai jaukus seni medžiai, bet tai jau ko gero ne Mazgaigalis, nors jisai šalia Mazgaigalio. Sesė bėgius junginėja, norim tą Būčių ąžuolą privažiuoti. Namas labai jaukus. Čia kažkoks kaimelis? Ten šuojas platybėse greičiausiai. Čia kažkoks kaimelis, ten toliau grinai ūkinis tarybinių laikų pastatėlis. Ne medinis jau. Obelaitės sulūkėja kažkokios. Mat. Namas. Rūkilka. Rūkimo patalpa matau su kaminėliu greičiausiai. Žvyras supilta, padėklai kažkokie. Statinėja. Nu gal davažiuosim. Nelist. Bus pririštas. Kas nori, kad šuo kažkur laukais lakstyti. Nu, gali būti, žinai. Va, tas ąžuolas. Tai važiavam Būčių ąžuolą. Taip, sesiuk. Sesės gimtadienio proga Būčių ąžuolas. Čia ypatingas ąžuolas tuo. Kuo? Labai senas, storas. Labai storas. Ir aš negirdžiu. Šiam ant torą įdulninėjam. Įdulninėjam, dar vieną gilę ežerą. Dar vieną gilę. Prie mano akių, pump, nukrito grinai žemė. Bet šitą ąžuolo gilę paliksim kitiem broliams. Ne, čia man Kad numė. būtų irgi kiti galėtų pasimti ir pasižadinti ąžuolų. Mes su sesė juokaujam, mažus vaikus vaizduojam kitą kartą. Sesė linksmina, tai ir man linksma. Linksmiau. Nuo tų laikų jau taip įpratę. Tais laikais tai buvo. Vat ir gilių radom. Vat. Tokie giliukai, Būčių ąžuolo giliukai. Iš jų gali išaugti naujų Būčių ąžuolų. Ir po kelių šimtų metų ar tūkstančio bus didžiuliai ąžuolai, kuriuos lankys tokie patys dviračiais kaip mes. Varom kur nors. Mes ir kitiems broliams ir sesiukams paliekam vietos šitą ąžuolą aplankyti. Ir gilių paliekam mes tiek. Tai 2 gilės pasimsim. Gal sesiuk gilė. Man gimtadienio Sesiukas gilė padovanojo. Sesiukam reikia duoti gilių, nes jie turi cupciką. O mes neturim cupcikų, mes esam. Mes turim čia. Gražus ąžuolas iš tikrųjų. Labai. Durninėjam. Dulninėjam, maklinėjam. Durninėjam. Ai, tu čia savo pats papasakoji. Aš čia kaip saulyti leidžias pabiškį, mes Būčių ąžuolą pasižiūrėjom. Susisiuk važiuojam. Važiuosim dar ant kalnelio, kur kažkada dėdė Algis su dėdė Stasiu. Tai gal ten tiek. Jos tėčiu tarp kitką
su vežimu vežė mane važiavo patys ir aš važiavau su jais. Ir leidėmės labai greitai nuo šito kalno Sturmelis žemyn iki pat tos kryžkelės. Nuvarėme taip, kad senelio arklys Germanas tik tai švyščiojo savo kanopomis. Ir man buvo baisu, nors aš buvau greičių matęs vaikais iš miesto, bet vežimas visas kratės ir jie paprasčiausiai man rodė, kokie šustri yra. Jie buvo dar jauni, jie jaunesni už mus dabar buvo, kai mes kad. Tai mes dabar garbės nusileidimą nuo to kalno su dviračiais nuvažiuosim. Ir paskui važiuosim atgal. Sesė irgi važiuos. Sesės gimtadienio proga pakeliui nusipirkom važiuodam šiandien šitų saldainių ir valgom. Vieną aukštą baigiam suvalgyti. Lemon žodžiu. Citrinų skonio, kaip paukščių pienas. Sesė mane maitina šokolado, pati valgo tik baltą vidurį. Nes tai patinka. O, ačiū labai, sesiuk, tu mylint savo bolį. Aš jį mėčiau ant žemės šiai. Mėčiau ant žemės, sako, duok man suvalgyti, lemba. Aš galvau, kad man nelabai patinka. Tu nugriaušk, jeigu nori tą viršų. Aš nugriaušiu tą viršų. Na, tad įsižiūrė. Ką aš nesmagdinu? Geras gyvenimas. O, niam. Šokoladas Ir krenta. su džiaugsmu duoda šokoladą ir su džiaugsmu dalinasi. Dar nori prisidėti va iš dėžutės. Laiko. O! Žohka į žužnį. Palauk. Ką darai? Karštai, palauk. Sesė man davė dabar pusę suvalgėm šokolado, aš sakau, paukščių pieną noriu, sako, vo. Tai nesakė, bet davė suprasti. Sako, pasėdėsi ir pavalgysi toliau. Tai sako, aš tau duosiu dasikalt. Ir davė dasikalt man sultyčių. Dasikalt. Ir juokais. Gimtadienio progą savo. Sultyčių, dasikalt. Varom. Tai varom ko? Kelelis dulkinas, kelelis purvinas ir mes vėl skaičiuoja žvaigždeles. Mano gyvenimas prie šito ąžuolo. Lai. Prigerė brolis visai. Šitą. O čia Kakė makė. Taip, dasikalt. Dasikalt kakė. Esam vietovėje, kuri pažymėta Pašuojo parduotuvė. Iš ten atvažiuojam. Žemdirbių globėjas, tai parduotuvė tai ta. Čia mano sesė. Čia aš. O čia kažkoks tai namas. Pusiau molinis, pusiau akmeninis. Parduotuvė Pašuoja. Žiūrėkim, dar ir dirba. Ir vienas prie vieno, kaip Gustonyse. Oho, vienas prie vieno. O, to pačio kooperatyvo. Pastatas toli. Karvidė kokia nors, aš galvoju. Bet jin tokia senovinė, su arkiniais langais. O čia kas? O čia tai įdomu. Koplyčia kažkokia. Koplyčia. Taip, kryžius. Bažnytėlė, koplyčia. Palauk, mums pasuk dabar niekur nereikia. Netikriausiai. O va ir kitkos kur. Manau, kad ten tai Jo, mes per važiuojam kryžkelę ir dabar į plentą išvažiuosim. Jo, čia pagrindinis kelias. Bet gražu ir neuronis. Žiūrėk, kaip ir Gustonis. Labai geras kelias, lygus kelias. O tokios gyvenvietės, toks va su saulytė lieptelis.
faini. Ten vat kitkas. Nu ir nuostabus vakaras, be vėjo, šiltas, su trumpom važiuojam, su šortais apsirengę, abu. Varom, žilvyčiai. 70 greitis maksimalus, kurio mes niekaip neišspaustumėm. Ir kai visą laiką negali būti be smulkių nemalonumų. Sesiukui į akį krita kažkas. Sesiuk, tada tu į priekį, mašina atvažiuoja. Gerai, labai gerai. Kartais reikia. Sesiuks važiuoja ir pastrengoja, kartais reikia, sako, ir manęs paklausyti. Nu, reikia. Tai mes privažiuojam tą pačią liniją, kuri per Nauradus kerta. Tai čia nėra, ten nėra. O! Oi! Atsiprašau. Senas medinis namas, Neuronyse. Labai senas. 100-metis pajuodęs. Sesė sakė, kad baigiam kelią privažiuoti. Sesė sakė, kad baigiam ir kelią privažiuoti. Ir tai yra tiesa, nes jau girdisi automobilių gausmas. Molinis tvartas toksai. Taip. Didelis. O toksai tvartas buvo pas dėdę Mykolą, senelio brolį. O tai esi buvus, aš ne? O, nu, ką jūs ten veikit? Nieko, tenai buvo 3 bataliukai tokie. O gal 2, man atrodė, kad visi 3, ten daug labai bernų buvo, man nelabai buvo įdomu. Bet man taip pat įdomiai labai tas pats žmogus. Lėtas, didelis. Man tada atrodė labai toksai vyriškas. Nu, labai vyriškas. Senelio brolis. Nu, tai tu esi mačius, aš ne. Esu mačius, bet tikrai nelabai prisimenu, tik tai įspūdžius kai kuriuos prisimenu. Bet vis tiek faina, va. Ir man labai įspūdis sudarė tas faktas, kad jis molinis. Kaip tai padarė tokie molini? Molinis, sienas iš molio kauptos. Įdomiai. Labai įdomu. O aš neturiu senelių, tai tik tai žinau, kad Augustas turėjo, bet ten būdavo ne pagrindinis namas, o būdavo tokio žmogaus vardu Augustas. Ūkinis pastatas molinis, iš molio drėbtas, šiaudai ir molis, daugiau nieko. Tai va tokie prisiminimai. Nu, va taip va. Neuronis irgi gražiai atrodo ir jaukiai. Tai geras oras. Čia Nauradų sustojimas dabar šiais metais toksai vat apšaudytas autobusu. Ir nieko. Čia sesiuks vaikšto. Ir vat laukai. Tai va dabar sustojom, biškutį pastovėti, nes abiems skauda uslapakį nuo kratymosi. Esam jau Panevėžy, prie Rio, prie Babilono, Apollo kino cinema. Sesiukui riešai biškutį, man irgi biškutį. Ne, tik riešai. Labiausiai kenčia penktasis taškas mums abiems. 5. taškas labai kenčia ir alkūnės, ir riešai. Va čia labai baisiai, va čia. Jėgui. Tai jau atvažiavom. Dabar nuimsiu. Sesė nuėmė laiką, žiūrė distanciją, kokią mes nuvažiavom. Kažką klapsta. Ir bus aišku dabar, kiek mes čia nuvažiavom. Mes nuvažiavom šiandien nemažai. 42 kilometrai. 42 kilometrai nuvažiuoti. 6 valandas, 7 valandas beveik. Per 7 valandas. Kol 6, persiklapstėme. 43 beveik. Tai ačiū, kad žiūrėjote. O mes važinėsime ir toliau. 43 kilometrai.